aš dabar parodysiu, kas yra kemperiuose blogai, kur paprastas žmogus nesupranta, nežino. Kai perkat kemperį, pažiūrėkit būtinai šitos kampus. Čia šiuo atveju eis drėgmė ir po tam tikro laiko bus problemų. Reikia rinktis šitas vietas, kad būtų jos vientisos. Jeigu durys yra be lango, tai vairuotojas išvažiuojant, pavyzdžiui, iš degalinės nematys, ar ten parvažiuoja automobilis. Tai labai pavojinga. Visą laiką pažiūrėkit, kur yra glušas. Jie yra labai žemai ir viena mano kemperį buvo jas prie pačios vietos. Jis apdegino šitą vietą išsilydę. Ir matot, kiek jisai žemai yra. Šitą rankeną atidaro ir išbėga vanduo. Jau senai tos nebėra, čia jau nežinau kiek metų. Yra mygtukas, paspaudė, viskas išbėga. Archaiška. Prieš 8 metus aš pirkau pirmąjį savo kemperį ir buvo tokios spynos. Ir tos spynos, jau dabar nebeužsidaro, bet matot, jau dabar tokios atlepusios. Gink Dieve, venkit tokių spynų. Ir matot, šičia yra siena pati, jinai neapsaugota. Laidai, va tokie kabo, įsivaizduojat, čia laidai kabo. Bet čia tikrai viskas prakiurs. Nepatingėkit palyst. Šito modelio šiukšlynas lūžta per šitą vietą visą laiką ir niekas jų nekeičia. Antras dalykas, matot, čia yra mažiau vietos, čia yra daugiau, vadinasi, jos čia pasiliks ir jūs kai trauksit, viskas iškris. Tokio modelio šiukšlės neimkit. Čia dujų balionas yra pati nesaugiausia vieta, jeigu būtų avarija, čia į kampą, tai dujos, tai čia neimkit. Bagažinės visą laiką pirkit, kur būtų tarpai vandeniu nubėgti. Nes kai padėsi čia kokią nors šlapią daiktą, tai nubėgs vanduo ir jisai kvėpuos. Čia dabar bagažinė hermetiška ir pelys pūs ir bus negeras kvapas. Įsivaizduokit, pasiėmė slidės, pasidedi, realiai čia pelkės prasideda ir tos pelkės eis į visokius tokius tarpus, pradės pūti ir panašiai. Nesąmonė. Pas gerus kemperius yra padarytos nišos daiktams susidėti, nes yra vietos, kaip tai padaryti. Pas gerus kemperius čia būna stalčiai. Už šeimininką turės tik vieną stalčių, o čia ką, bulvių maišus laikys? Nu ne. Pas gerus kemperius būna teisingai suplanuota vieta. Tai yra, pavyzdžiui, šita viryklė čia patraukta ir čia žmogus turėtų jau vietos pjaustyti. O dabar šičia turės pjaustyti, kad bus labai nepatogu žmogui. Būna blogai taip, kad man pakeli ir nuleidi. Ir čia, nežinau, kad čia neprisvarė pirštų. Tai čia labai blogai. Man irgi sunku pakelti. Čia aš iš vis nesuprantu šitų laiptelių, nes šičia, jeigu būtų normaliai padaryti laiptai kaip pas gerus kemperius, laiptuose dar būtų galima laikyti daug įvairiausius daiktų. Pas gerus kemperius būna šildymas išvedžiotas per visą perimetrą. Pa šitą kemperį nėra čia šilumos, dėl to čia bus šalta, čia bus šalta. Venkit tokių visokių apvadų, nes šičia eis drėgmė ir čia bus žiemą šalta ir šitas susitrauks ir atšoks. Pasistengit, kad nebūtų tokių visokių užuolaidų. Čia geriau, kad būtų durys. Venkit visokių tokių atsikišusių dalykų, nes šičia, pavyzdžiui, dabar jo paslėpti neįmanoma. Vaikas pasikart gali. Vaikas gali pasikart. Ant tokio didelio lango turi būti papildomas vėjukas. Šičia, pavyzdžiui, šitam kemperį nėra papildomo vėjuko, yra tik tai standartinis. Per tas angas standartinis varikliukas, kur pučia ant lango, jisai drąsos pastoviai. Alkovas visą laiką turi būti šildomas. Matot, jokio šildymo nėra. Ir čia labai didelis plotas ir čia bus labai šalta. Ir dar nėra grotelių, vadinasi, kaupsis pelėsis, vadinasi, jūsų sveikatai ir jūsų vaikų sveikatai bus negerai. Einant glembas, tokie dalykai, tai su pečiu, jakiu, vaikai, nes neturėtų būti taip. Čia kemperis neturi dvigubų grindų, nors jo kaina 84 000 eurų. Už tokią kainą galima pirkti kemperį su dvigubom grindim. Yra dvigubos grindys, tai yra šilčiau kojom. Pirmas dalykas, antras dalykas, atsiranda labai daug vietos daiktams susidėti. Pa šitą kemperį yra vienas laiptas, antras, trečias. Ir kiekvieną kartą einamas žmogus, tu rizikuoji čia palikti dantis. Kaip podiumas. Šitos spynos nėra labai geros iš tikrųjų, bet dar tik viena. Tai jeigu suges, tai automatiškai nebeveiks šitos durys ir tik viena. Klientai ko nežino, kas yra po šitom apdailom. Tai vadinasi, mes nežinom, kaip jisai reaguos žiemą. Tai visą laiką, kai perkat kemperį, paklausit, koks apšiltinimas yra, ar yra iš viso. Kemperiuose, kurios yra šešėlėtas, pavyzdžiui šitas, turime tą plevelę. Tai įsivaizduokit, 5 žmonės, kurie nueina su tą plevelę maudytis ir 6 reikia eiti, tai pilna žmonių kitų šampūnų ir visą kitą, tai nėra labai malonu. Tai vienas dalykas. Visą laiką rekomenduočiau, kad tai būtų kažkokios taip plastikinė arba atskirai tualetas nuo dušo. Išeinant labai svarbu yra laiptelis. Šitas laiptelis yra labai mažas ir dar su tokiu užėjimu. Tai čia tikrai, kada nors žmogus nuvažiuos į apačią. Šitie langai nėra geri dėl to, kad jie yra išsikišę ir kaip pavyzdžiui važiuoja, ateina vėjas, dulkės, jie eina čia ir ant gumelį yra į tą gumelį dėvisi ir visos šiukšlės čia ateina. Ir šaltis labiau juos patenka.